Vyriausybės posėdėje priimtas sprendimas uždaryti sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos, 2 pasienio punktai vienam mėnesiui. Ir turint omenyje, kad šitas sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek to reikės. Užsienio politika, tai sureaguokite šitą teiginį ir dar dėl kultūros ministerijos, kas yra. Tikrai suprantu, kad tiek mūsų piliečiam, tiek mūsų verslam tai sudarys nemažų kliučių ir nepatogumų, bet šiandien negalim nereaguoti į hibridinę ataką nukreiptą į Lietuvą ir tam turime pakankamai aiškų planą, veikimo planą su veiksmais, ką turime daryti. Tai nuo veiksmų, kurie yra daromi kiekvieną dieną čia Lietuvoje, tai tiek, kiek dirba diplomatinės tarnybos tiek Europoje, tiek bendradarbiaujant su mūsų sąjungininkais Jungtinėse valstijose. Vienas iš tokių tikrai, matyti, griežtesnių priemonių yra sienos uždarimas.